Šiek tiek gal svečių arena bus, bet ryte turėjom pamėtymą, tai apsižiūrėjome erdves. Plus Belgijoje, kai rungtyniavom, buvo panašaus dydžio arena, manau, nebus didelė problema čia. Visi kalbėjo, kad 10-mečio pergalė, ta euforija pavyko nurimti ir suprasti, kad rytoj dar laukia rungtynės. Nepakištai kojas rytoj? Tikrai pavyko nurimti, nusiraminom ir šiaip suprantam, kad tos rungtynės turi didelę reikšmę. Jeigu ten daug pralošim kitose grupėse, nebus tinkamų rezultatų, čia galim ir nepatekti tą čempionatą, tai atsakingai ruošiamės, nurimom ir žinom svarbą. Ko pritrūko Belgijai? Kovėtės gana gerai, tas aukštaūgės pavyko sustabdyti, bet Alman primėtė ten daugiau negu tikėjotės, turbūt ar taip ir buvo planuota, kad jį gali taip žaisti? Aišku, planavom kuo mažiau praleisti taškų, bet gavos kaip gavos, gal vis tiek buvo pirmas langas be Gintarės, be Šulskės, Kamilės nebuvo, tai gal buvo toks pačios nežinom, kaip galim žaisti, neturėjom tokio aiškaus braižo, nežinom, kas gali imti daugiau iniciatyvos ir to gal ir pritrūko, dabar šiek tiek susižaidėm labiau, žinom, kas ką gali ir kaip žaisti, tai turėtų būti geresnis rezultatas. Nu ir kaip atrodo po tų rungtynių Belgijai, kokie rytoj pagrindiniai akcentai, ką reikia gerinti? Tai žinom, kad jie turi Emą Meseman geriausią turbūt žaidėją pasaulyje, tai tikrai didelį dėmesį skirsim jai ir svarbiausia turbūt sustabdyti jų tokį greitą, chaotišką ir tikslų greitą puolimą, po kurio jos užsiveda, pradeda pataikyti, gerai dalinasi kamuoliu ir kuo darysim mažiau klaidų, kuo geresnius metimus savo susikursim, tuo mažiau turėsim problemų gynybai. Bet ten Emą tarsi pavyko pristabdyti, 17 taškų pelnė, nebuvo čia jos kažkoks tai stogas. Na, 17 gal ir gerai, bet tuo pačiu yra daug kitų gero lygio žaidėjų, kurio žaidžia Eurolygoje, turi daug patirties, tai reikia visas stengtis kontroliuoti ir išlaikyti kuo mažesnį jų rezultatyvumą. Tikitės didelio sirgalių palaikymo? Tikimės ir žinom, kad bus pagal tai, kiek parduota bilietų, kiek susirink žmonių, tai tikimės ir laukiam ir esam dėkingos už tą palaikymą. Buvo smagu žaisti Active Vilnius arenoje su praktiškai pilna arena, tai kitoje arenoje bus daugiau žmonių, kitos erdvės, dar bus kažkokia tai programa, tai manau visi turės gerą laiką, o mes stengsimės nuo savęs parodyti gerą krepšinį. Sėkmė.